Labas rytas Lietuva, labas rytas pasaulio lietuviams. Pradedame paskaitų ciklą iš Lietuvos ambasados Briuselyje. Pirmiausia, norėčiau pristatyti šios paskaitos dalyvius Briuselyje. Tai yra Lietuvos Respublikos ambasadorė Belgijos karalystėje ir Liuksemburgo didžiajai kunigaikštystei Rita Kazragienė. Ir taip pat Lietuvos karinė atstovė prie NATO brigados generolą Remigijų Baltrėną. Labą dieną. Paskaitą moderuos Lietuvos ambasados Belgijoje antras sekretorius Justas Vaišnoras, o iš Giedraičių gimnazijos paskaitą skaitys vienas žymiausių Lietuvos karo istorijos žinovų, profesorius Valdas Rakutis. Profesoriu, labas rytas. Labas rytas, labas rytas. Pirmiausia, aš norėčiau paprašyti mūsų ambasadorės Ritos Kazragienės tarti sveikinimo žodį ir atidaryti šią paskaitą. Ačiū Justai, ačiū, labą rytą, mėlyjeji. Labai džiaugiuosi, kad ambasada Belgijoje tęsia pokalbius istorijos tematiką apie nepriklausomybės kovas ir nepriklausomybės kelią jau esame kalbėję su jau dabar briuseliečių Europos parlamento nariu, profesorium Mažyliu. Jis pasakojo nepriklausomybės akto įdomybės ir nuotykius. Šiandien prie mūsų šitos tradicijos jungiasi mums labai mielas ir ypatingai svarbus kitas Lietuvos istorikas, karo istorikas, profesorius Rakutis. Profesoriau, ačiū, kad prisijungėt prie mūsų iniciatyvos ir sutiko su mumis bendradarbiauti. Tikiuosi, kad tai bus mūsų ilgesnio bendradarbiavimo kelio pradžia. Apie jūs aš asmeniškai ir ambasados kolektyvas sužinojom iš Ainiaus Gurevičiaus, iš jo straipsnio Delfyje apie tai, kad pasirodo Lietuvos kariai ir karininkai turi labai šlovingą istoriją čia Belgijoje. Mums tai buvo tam tikra prasme netikėtumas ir aš kalbu apie 1830-31 metus. Maža to, kad mūsų sukilimo pabėgėliai Lietuvos karininkai ir kariai praktiškai prisidėjo kuriant Belgijos, nepriklausomos Belgijos kariuomenę. Čia Briuselis tapo vienu ir iš mūsų sukilimo dalyvių emigracijos centru. Čia lietuviai sėmėsi idėjų iš Belgijos ir įkvėpimo politinėms vizijoms. Yra dar viena labai smagi paralelė, kaip daugiakalbė valstybė Belgija galėjo būti mums pavyzdžių atgimstančiai Lietuvai, nes išvelgta lietuvių Lenkų iš buvusių bendros respublikos ir Valonijos Flandrijos paralelė išvelgta. Taigi labai lauksime jūsų Briuselyje, kad galėtumėm ir šitą vagą giliau truputėlį parti ir turėtumėm labai gražią tęstinę bendradarbiavimo liniją su Belgija. Apie mūsų tikrai vieną iš svarbiausių bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Belgijos dalių, karinį bendradarbiavimą, maloniai sutiko generolas papasakoti, tai aš šitą dalį praleidžiu ir pasidžiaugusi mūsų tokiu potencialų gražių bendradarbiavimo ir šią paskaitą grąžinu žodį Justui, kuris ir moderuos mūsų šitą diskusiją ir dar kartą visiems ačiū, kad dalyvaujate. Profesoriau, tai paskaitos laikas tai turbūt pasirinktas neatsitiktinai. Juk lapkričio 21 dieną, prieš 100 metų, kaip ir vyko paskutinis mūšis, susidūrimas su Lenkų pajėgom ir taip pat, kai įsigaliojo ugnies nutraukimas. Aišku, po to buvo pasirašytos paliaubos kiek vėliau, bet galim sakyti, kad faktiškai irgi įsigaliojo paliaubos. Aš kaip suprantu, jūs esate toje vietoje, kur prieš 100 metų turbūt buvo gydomi ir sužeistieji Lietuvos kariai. Ir aš kaip matau, už jūsų nugaros yra vienas betoninis stulpelis, ar ne, kuris yra būtent iš buvusios demarkacinės linijos, būtent simbolis ir eksponatas, iki kur buvo sumažėjusi Lietuvos teritorija. Tai šiandien kartu minime ir pergalingų Giedraičių kautynių 100-ąją sukaktį ir, kaip žinome, pastarasis įvykis visgi
simbolizuoja lietuvių tautos 1918 m. vasario 16 dienos atkurtos valstybės valstybingumo įtvirtinimo faktą ir rytinės sienos formavimosi pradžios pabaigą. Kaip žinome, vos 18 metų pabaigoje pradėta kurti Lietuvos kariuomenė, jau po 2 metų savo veiksmais įrodė galinti efektyviai kariauti ne tik su didesnėmis, bet ir labiau patyrusiomis pajėgomis. Istorija dar kartą parodė, kad laisvė ir nepriklausomybė nėra duotybė, ji turi būti iškovojama. Kaip žinome, jaunai valstybei teko susidurti su dideliais iššūkiais, kada diplomatų pastangos tikrai negalėjo sustabdyti kitų valstybių agresijos ir tik bendradarbiaujant kartu su jauna kariuomenė, ką tik įkurta kariuomenė, bendrom pajėgom pavyko apsiginti ir tik jaunos Lietuvos kariuomenės ryžto ir pasiaukojimo dėka tęsime Lietuvos valstybingumo tradiciją. Profesoriau, aš paprašyčiau jūsų papasakoti mūsų klausytojams ir visiems lietuviams išsibarsčiusiems plačiajam pasaulyje, koks tai buvo kontekstas, kokį kelią Lietuva į valstybingumą ėjo nuo 18 metų. Ir būtų labai įdomu sužinot, ir visgi tai kaip ir kiekviena valstybė turi tam tikrų karinių stebuklų, būtent Giedraičių stebuklą. Prašau, profesoriau. Ačiū labai, gerbiama ambasadorė, gerbiamas generolė, gerbiamas Justai. Man labai didelis malonumas šiandien sėdėti Molėtuose, Giedraičiuose, Molėtų rajone ir Ruševičiaus gimnazijoje, kurioje mes daug metų su karo akademijos karininkais vykdydavom tokius žaidimus. Tai būdavo paskutiniai jų tarnybos mokymosi diena, kur vieni buvo lenkai, kiti lietuviai ir ten rodydavo savo gebėjimus priimti karinius sprendimus. Nuo tų laikų yra šita draugystė. Na ir jau 5 metų mes kūrėme Širvintų Giedraičių karinį istorinį parką ir šiandien yra ta diena, kada mūsų šitas ilgas darbas davė tam tikrą rezultatą. Ir čia mes matome muziejų Giedraičiuose, kurio eksponatai yra skirti kaip tik šitam mūšiui. Turiu pasakyti, kad Giedraičiai išlaiko istorinę sąmonę iki šios dienos, kiekvienais metais jie mini šitos mūšius, vaikai iš mokyklos eina prie demarkacinės linijos, yra prižiūrimi kapai. Na, čia toks iš tikrųjų yra labai gražus Lietuvos kampelis, į kurį tikrai kviečiu visus atvykti. Na, o man žinoma pačiam tai irgi labai svarbus permainos už tai, kad gavau tokį medalį iš Lietuvos kariuomenės medalis už pasižymėjimą. Šiandien pirmą kartą jį čia taip užsidėjau, nes buvo įteiktas jisai kariuomenės dienos proga. Na ir šiandien ruošiantis mūsų šitai paskaitai atvyko Lietuvos kariuomenės vadas ir kaip tik šiuo metu pastatytas naujas paminklas, kurį rengia čia kelios organizacijos. Jisai turi tokią patrankos formą, labai įdomus paminklas, unikalus, nėra Lietuvoje tokių, kuris iš tikrųjų yra stendas, tačiau iš toli atrodo kaip didžiulė prūdijusi patranka, šiek tiek į pietus nuo Giedraičių, ten, kur ir vyko pagrindinės kovos ir kur žuvo daugiausia Lietuvos karininkų, kaip tik tam lauke prie Martiniškių dvaro. Tai čia viskas vyksta čia, šiandien aplinkui mus. Na ir kadangi mes tyrimą Širvintų Giedraičių mūšio darėme daugiausiai kartu su mano klasioku Paulium Pacevičium, tai Paulius Pacevičius ten pasakys kalbą prie paminklo, o aš bendrausiu su jumis. Tai mes čia taip dirbam, kaip sakant, keliais frontais, bet manau, kad į tą pačią pusę. Tai toks būtų lyrinis įvadas. Na, norėčiau dar gerbiamai ambasadoriai pasakyti, kad esu labai didelis Belgijos gerbėjas ir esu dviračiu išvažinėjęs šitą kraštą per 3 metus ir aplankęs įvairias vietas. Ir ta priežastis, dėl ko tą darėm, tai todėl, kad Belgija yra labai geras pavyzdys Lietuvai, nes 1914 metais maža valstybė metė iššūkį Vokiečių imperijai ir stojo į kovą, nieks nesitikėjo, vokiečiai nesitikėjo, kad belgai bus tokie drąsūs ir išlaikė mažą gabaliuką savo teritorijos ir buvo pirmo pasaulinio karo laimėtojų gretose. Tai čia yra mažai valstybei labai geras pavyzdys, kaip drąsus valdovas, remiamas stiprios tautos, gali kauti su dideliais iššūkiais ir laimėti tegul ir labai sunkų karą.
Tai tokia būtų mano ryšys su Belgija. Na ir tada, jeigu būtų galima pereiti jau prie Širvintų Giedraičių ir Musninkų, reiškia, mūšio, labai neaišku, kodėl iškrito Musninkai iš šito pavadinimo tarpukaryje, negalim atsakyti, nes tikrai karas vyko 3 vietose vienu metu, bet labai dažnai izoliuotai vienas nuo kito. Tai čia dėl to, reiškia, nes ir Lietuvos kariuomenė tai buvo paskirstyta, ir Lenkijos kariuomenė paskirstyta, kad kovojo kaip ir 3 vietose. Tai užtat tas pavadinimas dabar jau bandome įtvirtinti, čia mano prieš tai pirmtakas, docentas Leščius jau buvo pasakęs, kad pavadinimas yra ne visai tvarkoj ir manau, kad mes tą istorinę teisybę tikrai atstatysim. Tai jeigu būtų galima mano prezentaciją dabar įjungti, tai aš tada galėčiau jau pradėti pasakoti apie esmę. Truputėlį į viršų, jeigu būtų galima. Taip. Tai noriu pasakyti, kad Širvintų Giedraičio Musninkų mūšis vyko palyginus dideliai teritorijoje, kurios tokios atraminiais taškais būtų Trakai, tai kairysis dar Neries krantas, Lentvaris, toliau Musninkai, Širvintos, be jokios abejonės Ukmergė, Lietuvos pagrindinis štabas. Čia mes matom tą iliustraciją būtent iš Ukmergėje esančio Lietuvos karių kapinių, ten buvo lietuvių karo ligoninė, todėl ir tų kryžiukų čia pakankamai daug. Na ir toliau Giedraičiai ir netgi link Dubingių dar kai kurios teritorijos, o Lenkijos kariuomenės pagrindinė bazė buvo Vilniaus miestas, na, o vėliau operatyvinis štabas buvo persikėlęs į Paberžę. Tai toks, na, didelis pakankamai plotas apimantis 4 rajonus, daug savivaldybių. Tai dėl to toks yra nacionalinis laukas, bet yra labai geroj vietoj, netoli Vilniaus, prie pagrindinių Lietuvos kelių. Prašom sekantį. Kada mes kalbame apie karinius įvykius, tai dažnai matome dabartinę Lietuvos teritoriją, kuri dar tuo metu nebuvo susiformavusi ir nebuvo tokia. Tai lietuviai šitą žemėlapį matė maždaug taip, kaip dabar čia pavaizduota, tos plačiosios linijos. Tai čia žinoma ta Lietuvos ir Sovietų Rusijos siena rytinė, tokia mums neįprasta šiek tiek, bet jinai jau buvo prieš pat mūšį jau diplomatiškai patvirtint pasirašytos sutartis, tai yra ta riba, dėl kurios lietuviai stengiasi kovoti. Na, o Klaipėdos kraštas čia dar pavaizduotas kaip Lietuvos, tuo metu jisai dar neturėjo aiškaus šeimininko ir buvo laikinai administruojamas Prancūzijos, bet sprendimas dėl šio krašto dar nebuvo priimtas. Prašau sekantis. Lietuvos kariuomenės vadai. Čia mes matom kairiai pusėje žmonės, kurie dalyvavo priimant įvairius sprendimus ir čia matom ir pulkų vadus, ir divizijos vadą. Tai yra tie žmonės, kurie čia dar su prezidentu Smetona susėdę reiškia svarsto reikalus. Na ir vyriausias Lietuvos kariuomenės vadas, generolas Silvestras Žukauskas, kuris šitos operacijos buvo formalus vyriausiasis vadas ir tikrai jo vaidmuo, ypatingai paskutiniam šio mūšio dienom, buvo didžiulis autoritetas, neginčiamas. Prašau sekantis. Reikia pasakyti, kad pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, buvusių imperijų griuvėsiuose susiformavo gana nemažas plotas, kuris neturėjo aiškios valstybinės priklausomybės, neturėjo aiškių sienų, buvo įvairių aspiracijų, įvairios tautos reiškia savo pretenzijas į įvairias teritorijas ir čia buvo tokia nesaugi ir dar tik besiformuojanti zona, kuriai priklausė ir mūsų Lietuva, taip vadinamas intermarium reiškiasi toksai plotas. Ir žinoma, įvairios valstybės ir įvairios tautos reiškia savo pretenzijas į vienokią ar kitokią teritoriją. Taigi reikia suprasti, kodėl tie karai vyko, todėl kad, tiesą sakant, kito aiškaus sprendimo kai kuriais atvejais ir nebuvo, todėl kad didžiosios valstybės, kurios turėjo labai didelę reikšmę šitam besiformuojančiam žemėlapiui, dažnai turėjo kažkokius siaurus pakankamai interesus ir dar dažnai buvo įsipareigojusios senosiom valstybėm. Tokiu būdu, reiškia, ta vieta po saulę buvo iškovojama įvairiais būdais, tame tarpe ir karinė jėga. Prašau sekantis.
Na, šita situacija, kokią mes čia turime Širvintų Giedraičių rajone, sakyčiau, pagrindinė figūra, kurios pažiūros turėjo labai didelės įtakos šitiem veiksmam, tai buvo Juozapas arba Juzefas Pilsudskis. Tai yra žmogus gimęs žemaičių šeimoje, kuri aktyviai dalyvavo 63 metų sukilime. Tiesiog apsivedė to sukilimo metu ir paskui vengdami persekiojimo pasitraukė į Rytų Lietuvą. Taip Pilsudskių šeima susijus su Pilsudų dvaru, kuris yra netoli Kryžkalnio, atsidūrė Rytų Lietuvoje ir štai Juzefas Pilsudskis, jisai toj Rytų Lietuvos teritorijoje išsiugdo, pats užauga Vilniuje, baigė čia mokslus. Ir tampa Lenkų socialistų partijos čia Lietuvoje vadu ir sukuria tokį karinį sparną, kuris atlieka keletą kovinių operacijų. Tai štai nuo to karinio sparno atsiranda ta Pilsudskio šalininkų grupė, kuri paskui įvairiose organizacijose užims svarbias vietas, įskaitant ir mūsų mūšius. Tai mes turim suprasti, kad šita grupė formavosi dar gerokai iki Pirmo pasaulinio karo ir tiek po socialistų partiją, tiek po tokią organizacija, reiškiasi, šaulių ten tokios organizacijos, paskui toks Związek Vaukičinnai, reiškia tikrosios kovos sąjunga. O 1914 metais Austrijos-Vengrijos kariuomenės sudėtyje atsiranda Lenkų legionai, kurių vadas vėlgi Jozefas Pilsudskis. Ir tais pačiais dar metais pradeda formuoti naują tokią diversinę žvalgybinę organizaciją, Polska organizacija Vojskova, Lenkų karinė organizacija, kuri taip pat vaidins didelį vaidmenį. Tai mes turim suprasti, kad jeigu Lietuvos šaulių sąjunga pradeda formuotis 19 metais, tai Lenkų pogrindis ir įvairios organizacinės formos jau formavosi gerokai anksčiau. Ir čia ir buvo tas didžiausias pavojus mūsų Lietuvai, kad mes susidūrėm ne su kažkokiu formaliu vadu, bet žmogum, susijusiu su šituo kraštu tiek savo kilme, tiek savo tradicijom, ir jo asmeninis ryšys su Vilniumi didžia dalimi įtakojo tą problemą, kurią mes čia dabar ir aptarinėsim. Prašau, sekantis. Čia įdėtas žemėlapis, Lenkijos žemėlapis, kaip jie matė Lenkų reiškiasi gyventojų pasiskirstimą. Aš čia gal nediskutuosiu dėl konkrečių skaičių, bet aš noriu parodyti tendencijas. Tai yra taip, kaip atrodė Lietuva Lenkų akimis. Kaip matot, Vilniaus apylinkėse labai aiškiai dominuoja lenkiškos kultūros žmonės, bet taip pat yra ir Kaunas, ir sakykime, ta vadinama Lauda Kovinšizna arba Laudos Kaunijos regionas nuo Kauno iki Panevėžio, ir taip pat centrinės Žemaitijos teritorijos. Taigi mes turime tą žemėlapį matyti ne tik tą lietuvišką žemėlapį, bet ir lenkišką, ir matot, kaip jie gerokai tarpusavėje skiriasi. Prašau, sekantis. Šita teritorija, kokią matė lietuviai, buvo pakankamai didelė, bet kaip jūs matote, ta rytinė dalis yra jau ne vien lietuviška, bet labai stipriai ir baltarusiška. Taigi Lietuvos valstybės kūrime nemažą reikšmę turėjo ir tas baltarusiškasis elementas, ir mūsų mūšiuose taip pat dalyvaus gudų arba baltgudžių daliniai, kaip mes apie juos ir kalbėjome, kurie turėjo tam tikrų vilčių siejamų su Lietuvos valstybė, kokia jinai atsirado 20 metais. Prašau, sekantis. Taip pat čia yra pavaizduotas toks žemėlapis, gal netoks ryškus, bet labai aiškiai akcentuoti yra keliai. Tai jie mūsų karui turėjo labai didelę reikšmę, visų pirma geležinkeliai. Tai Gardino Vilniaus geležinkelis, tokia pagrindinė trasa, kuri jungia Lietuvos arba lietuviškai Suvalkiją su Vilniumi. Taip pat yra į pietus nuo Vilniaus eina Lydos geležinkelis, kuris yra svarbus, reiškiasi, aprūpinimui iš pietų. O tie tokie raudonojais punktyrais pavaizduoti keliukai, tai yra siaurieji geležinkeliai, kurie taip pat yra labai svarbus. Tai, sakykime, lietuviams labai svarbus geležinkelis buvo nuo Kauno iki Jonavos tikrasis geležinkelis ir nuo Jonavos iki Ukmergės ėjo siaurasis geležinkelis. Tai buvo mūsų komunikacinės pagrindinės linijos. Tai jeigu mes norime matyti kariškių akimis tą žemėlapį, tai jisai labai yra susijęs su geležinkeliais, kadangi tų laikų kariuomenė turėjo būti aprūpinama geležinkeliu. Kitų būdų tas aprūpinimas buvo labai silpnas ir iš tikrųjų netenkino kariuomenės poreikių. Ir taip pat labai svarbu paminėti Vilniaus Turmanto arba Vilniaus Daugpilio geležinkelį, kuris buvo Lenkų valdžioje viso šito mūšio metu ir jo buvo aprūpinama antroji armija, kuri ten, kaip matysit, atsiras tarp Lietuvos ir bolševikų. Prašau, sekantis.
Čia pavaizduotas Lenkų lietuvių konfliktas, čia žinoma įvairios tos operacijos sužymėtos viename žemėlapyje, bet aš norėčiau matyti, kad jūs matytumėte tą geltoną spalvą. Tai iš esmės Lenkų teritorinės įsivaizdavimas, kaip turėtų viskas būti. Šita linija realiai susiformuoja 1919 metais kovų su bolševikais metu. Lenkai nesilaiko nustatytų demarkacinių linijų, užima gerokai didesnės teritorijas, galima taip liaudiškai sakyti, iki Šventosios. Ir būtent šitos aspiracijos Želigovskio žygio metu ir buvo sakomos ir kareiviams aiškinama, kad Lenkai nori užimti tas teisėtai jam priklausančias žemes, bet jie užmirždavo pasakyti, kad netokios ribos buvo sutartos 1919 m. gruodžio 8 d. Jie tas teritorijas pažeidė. Ir reikia taip pat paminėti, kad šitos teritorinės pretenzijos neturėjo nieko bendro su 20 metais priimtais nutarimais. Ir jeigu jūs matote tokia juoda linija, kur eina, tai yra Kerzono linija, arba ta linija, kuri buvo nustatyta Suvalkų sutarties metu, tai kaip matote, čia visiškai akivaizdu, kad apie tokias linijas tuo metu ėjo kalba, o ne apie tas, kurios buvo sutartos 19 metais. Ir kurių, tiesą sakant, patys Lenkai ir nesilaikė. Tai čia reikia suprasti maždaug ir matyti tą žemėlapį taip, kaip jisai realiai formavosi 1920 metų įvykių metu. Prašau, sekantis. Čia tos linijos pabraižytos, kaip matot, sąjungininkai, kurie stengiasi išspręsti Lietuvos-Lenkijos konfliktą, jie visą laiką buvo pririšti prie geležinkelių. Ir būtent šitas Varėnos geležinkelis buvo matomas, kad turėjo būti atiduotas Lenkams. Ir čia lietuviams buvo labai sunku su šitais argumentais ginčytis, todėl kad tada arba visas tas geležinkelis turėjo lietuviam atitekti, arba tada Lenkam. Čia tokia jau, sakykime, žemėlapių sudarimo logika. Prašau, sekantis. Čia jūs matot lietuvių šitą Lenkų bolševikų karo veiksmų lauką, tai, kaip sakyti, jau galima taip sakyti, 20 metų pradžioje jau atrodė, kad karas kaip ir pasibaigs, todėl kad jau bolševikai pasirašė vienokias ar kitokias sutartis, bermontininkų neliko, Lietuvos valstybė manė, kad karai baigti, kad su Lenkais pavyks sieną sutarti diplomatiniu keliu. Bet visą tą besiformuojančią jau taikos zoną labai stipriai pakeitė Lenkų žygis į Kijevą, kur Želigovskio iniciatyva buvo padarytas žygis jungiantis su Petliūros kariuomenė. Sąjungininkam nepatiko šitas žingsnis, labai nepatiko, prancūzai visai nenorėjo kariauti čia ir Lenkai prarado tokį, moralinį sąjungininkų antantės palaikymą. Tai va šitas faktorius sudarė sąlygas lietuviam tapti labiau svarbiais, pradėjo matyti lietuvius sąjungininkai įvairiose dėrybose ir mes jau turėjom tam tikrų vilčių, kad, sakykime, diskusijoje, dar tuo metu tokioj diskusijoje lietuvių Lenkų dėl Vilniaus, jiem pavyks užsitraukti, sulaukti sąjungininkų paramos ir Vilnių pripažins Lietuvai. Ir tiesą sakant, 20 metų vasarą, kada sovietų kariuomenė stūmė Lenkus labai stipriai link Varšuvos, tai atrodė visiškai realu ir SPA konferencijoje Lenkija, tiesą sakant, jau ir kaip ir netiesiogiai, bet pripažino Vilniaus kraštą Lietuvai, kuo mes labai tada ir džiaugiamės. Ir mūsų tada valstybės užduotis svarbiausia buvo tai įtvirtinti tą lietuvių sovietų sutarties sieną. Ir mes būtent tam ir ruošiamės, manėm, kad didelės kariuomenės nereiks, kariuomenė buvo nedidelė, sumažinta, lyginant su ankstesniais laikais, o pasirodo, kad tos kariuomenės čia kaip tik labiausiai tada ir prireikia. Prašau, sekantis. Tai kasgi čia atsitinka? Reiškia, įvyksta stebuklas prie Varšuvos, didžiulė Lenkijos pergalė, strateginė pergalė, sakoma, europinio masto pergalė, kada sovietų raudonoji armija buvo sumušta, perskirta per pusę, jeigu taip galima sakyti. Ir buvo aišku, kad jau bolševikų planais įvykdyti pasaulinę revoliuciją tikrai čia nepasiseks.
Tačiau reikės dar vieno smūgio, na ir tada lietuviai nusprendžia su bolševikais laikyti tą bendrą liniją, taip kaip jų sutarty buvo numatyta, iki Gardino turėjo būti lietuvių pozicijos, o reiškiasi nuo Gardino toliau turėjo būti bolševikų pozicijos. Reikia pasakyti, kad meilės didelės nebuvo su bolševikais ir ten kažkokių labai bendrų junginių nieko panašaus nebuvo, tiesiog tokie techniniai kariniai dalykai sutarti. Na ir kada, reiškia, Lenkijos kariuomenė pasirašė kontrpuolimui, jie sprendė klausimą, kaip tą Gardiną paimti. Ir buvo keli variantai, vienas, kad reikia iš šiaurės, kitas iš pietų, trečias iš šiaurės ir iš pietų. Na, bet galų gale buvo apsistota prie sprendimo, kad reikia pulti per lietuvių pozicijas. Ir šitas Lenkų puolimas, jisai, na, buvo Lietuvai visiškai netikėtas, nežinojome, kad tiek daug čia tų Lenkų yra ir tas smūgis buvo mums labai toks katastrofiškas, net galima pasakyti, čia jis maždaug eina per šalia Seinų ir paskui per Druskininkų tiltą čia tas puolimas, dar apkasai mačiau matosi Druskininkuose. Na ir tokiu būdu, reiškia, lietuviai suprato, kad jau išlaikyti šitą liniją tikrai nepavyks ir svarbiausias tikslas buvo diplomatinių derybų metu kažkuria prasme sutarti, kad Vilnius liktų Lietuvai. Čia buvo mūsų pagrindiniai tikslai. Įvyko dvejos tokios dėrybos, pradžiai Kalvarijoje, paskui Suvalkuose ir spaudžiant sąjungininkų darbininkų misijai buvo prieita prie susitarimo. Tiesa, Pilsudskis labai nenorėjo to susitarimo, bet nelabai ten buvo galima Lenkam irgi labai spardytis, nes tuo metu dar vyko referendumai, reiškiasi, buvusios Vokietijos imperijos teritorijoje. Tai vienu žodžiu gavosi taip, kad tas sprendimas buvo priimtas ir lietuviai manė, kad karas baigėsi. Ko lietuviai iš tikrųjų bijojo, kad Vilniui gali būti vietinis Peovekų tipo sukilimas, taip kaip buvo organizuojamas 19 metų rugpjūčio mėnesį Kaune. Tai tam jie ruošiasi, bet visas Vilnius žinojo, kad tuoj ateis čia Lenkai. Ta prasme, tai buvo vieša paslaptis, visi apie tai garsiai kalbėjo. Taigi, na, negalima sakyti, kad lietuviai visai nejautė, kad čia toks puolimas gali būti, tik tai manė, kad jis bus kitokio pobūdžio. O tuo tarpu, reiškia, pasirengimai tolesniam puolimui vyko gerokai anksčiau, jeigu Suvalkų sutartis buvo sudaroma ten, sakykime, pirmomis spalio dienomis, tai jau rugsėjo 20 dieną jau 17 divizijai buvo gražintas, Lenkijos 17 divizijai gražintas lietuvių Baltarusių pirmosios divizijos vardas ir jie jau buvo priskirti ten antrai armijai su mintimi, kad jau bus reikalų esant tokia smogiamoji pagrindinė jėga, prie kurios buvo prijungti ir kiti kai kurie padaliniai. Na ir kaip tik spalio 2 dieną įvyko paradas Lydoje ir jau ten Pilsudskis dalyvavo ir visi suprato, kad tai yra palaiminimas naujosios kariuomenės naujiems žygiams. Na, vadovauti šitai vadinamųjų maištininkų kariuomeniai buvo prikalbėtas generolas Liucijanas Želigovskis, gimęs Ašmenoje. Jis, tiesą sakant, nebuvo taip labai stipriai susijęs su Vilniaus krašto ten Peovekais ir kitom organizacijom. Ir galbūt daugiau tikėjosi Pilsudskis iš kitų generolų. Čia gal svarbiausias toksai yra generolas Žantkovskis, kuris, reiškia, buvo toksai tos pirmosios divizijos vadas. Bet, na, pasirašė, kaip sakant, Želigovskis ir šitos pajėgos praėjus keletai dienų po Suvalkų derybų smogė lietuviams tokį netikėtą smūgį. Iš tikrųjų, tie smūgiai buvo du. Reikia iš karto pastebėti, kad šalia generolo Želigovskio arba Benekonių tos operacinės grupės, taip pat į Lietuvos teritoriją įsiveržė 3 legionų divizija, kurios veiksmai nėra labai afišuojami, bet jie susidūrė su mūsų 9 pėstininkų pulku ir realiai buvo aukų ir vienoje ir kitoje pusėje, ir belaisvių ir taip toliau. Tai šitas smūgis yra toks truputėlį nuslepiamas, bet nenuslepiamas, bet tiesiog neakcentuojamas. O visai be reikalo, nes jie buvo rimta kovinė jėga ir su šitais padaliniais mums reikėjo skaitytis. Prašau, sekantis. Čia jūs matote 2 pagrindinius veikėjus, tai yra kairėje pusėje nuo mūsų yra generolas Liucijanas Želigovskis, žmogus toks labai įdomios reputacijos, nėra jis labai kažkaip žmonių šiltai priimamas, tokio gana tokio savito charakterio, toks tikras kariškis. Na, o dešiniai mes matom generolą Žantkovskį, kuris vadovavo realiai daugumai karinių veiksmų ir pagrindinis vadas. Prašau, sekantis.
Čia jau detaliau pavaizduotos pagrindinės puolimo kryptis, kada pajudėjo ta vadinama Benekonių grupė. Čia tai buvo užmaskuota šita grupė, kad nebuvo aišku, kaip ją pavadinti, tiesiog pagal tą vietą, kur peržengė, reiškia, ties šalia Bastūnų, reiškia, tą įsivaizduojamą Lietuvos sieną. Lietuvos kariuomenė vykdė stabdomosius veiksmus. Vilniuje mes turėjom labai nedaug kariuomenės, didžioji dalis Lietuvos kariuomenės tuo metu buvo Suvalkijoje. Na ir lietuviai tikėjosi čia greitai pervežti kariuomenę, bet Lenkai specialiai užvaldė Varėnos geležinkelio stotį, nors buvo įsipareigoję praleis dalį Lietuvos kariuomenės. Lietuvos kariuomenė sutiko stiprų pasipriešinimą, įvyko kovas dėl Varėnos. Na ir mūsų kariuomeniai tada iškilo didžiulė problema. Nebuvo geležinkelio, kaip patekti į Vilnių. Reikėjo žygiuoti pėsčiomis iki Karaliaučiaus čia geležinkelio, net iki Kauno kai kurie daliniai, kiti jo sausumos keliais. Tokiu būdu, jau Varėnos užvaldymas yra šitos operacijos pati pradžia. Ir Lenkų kariuomenė labai greitai spalio 8-9 dienomis priartėja prie Vilniaus. Lietuvos kariuomenės vadas tuo metu, kai vyksta šitas puolimas, keistai medžioja su grafu Pšezeckiu, reiškia, čia Rokišky, ir čia vyksta daug visokių keistų dalykų, paskui kaltinamas dėl tų reikalų. Ar čia buvo koordinuoti veiksmai, taip iki galo ir negaliu atsakyti šiandien, bet jisai, kada sužino, jisai atvyksta į Vilnių ir priima sprendimą neginti Vilniaus, todėl kad nebuvo tam nei pajėgų, nei kokia tai galima buvo tikėtis sėkmės už tai, kad Vilniuje jiems į nugarą šaudė. Na, mes įsivaizduojam, kad čia Vilniečiai šaudė, bet čia yra PV Vilniaus skyrius organizavo visą šitą šaudimą, tai čia natūralu, kad šitą Pilsudskis tokius dalykus senai žinojo, kaip reikia daryti, tuo labiau, kad buvo dar įsisteigę kitokių organizacijų. Tai buvo nutarta atsitraukti nuo Vilniaus per 10-15 km ir štai ta operacija jinai prasideda realiai po Vilniaus užėmimo. Lenkijos kariuomenė, ta Benekonių grupė, vadinkime, jau užiminėdama Vilnių, jau galvoja apie tai, kaip čia būtų galima užimti patogias pozicijas. Jiems ypatingai rūpi Lentvaris, kuris yra labai svarbus geležinkelio mazgas, kuris jungia tą Gardino geležinkelį su Kauno geležinkeliu. Na ir tai pirmosios kovos vyko iš esmės būtent dėl šitos vietovės. Ir Lenkai bandė čia apsupti, atkirsti Lietuvos šarvuotą traukinį, puolimas ties Rikantais buvo. Nors puolimas iš esmės Lenkam pavyko, bet traukinys spėjo atsitraukti. Kas matosi pirmomis dienomis? Lietuvos kariuomenė prislėgta, užklupta, reiškia tikrai sunki situacija, neaišku ką daryti, neaišku kas čia per puolimas, kokią jisai turi tokią sėkmę ir žinot, ir tas toks iniciatyva aiškiai Lenkų pusėje. Mūsų kariuomenė ir čia žinot, toks sunkus momentas, kariškiai tą labai jaučia, kada blogai viskas eina, reiškia, ir neaišku čia kas padės. Bet kas yra svarbu, kariuomenė neišsilaksto, reiškia, nėra masinio pasidavimo, perėjimo į kitą pusę, ten jau ką į nelaisvę paėmė, tai paėmė, bet reiškia, rašo visur Lenkai pėstininkai ir kulkosvaidžiai ir ypatingai artilerija, reiškia, vis tiek priešinasi, neleidžia taip lengvai judėti į priekį Lenkų kariuomenės dalim. Ir, reiškia, dar kurį laiką pajudėjus daugiau Neries kairiajame krante, mūšiai vyksta prie Trakų, tiek senųjų Trakų, tiek naujųjų Trakų, jie įgauna tokį pozicinį pobūdį ir kaip ir sustoja. Reiškia, nei viena, nei kita pusė kokios tai reikšmingo judėjimo į priekį neturi. Na ir, reiškia, tuo metu, kada reiškia, čia abi pusės dabar žiūri, Lenkai bijo lietuvių kontrpuolimo, paskui supranta, kad to kontrpuolimo nebus, nes Lietuvos kariuomenė dar tik atžygiuoja į karo veiksmų teatrą. Tada įvyksta vienas toks, labai įdomus įvykis, kuris labai yra Lenkijoje žinomas, pas mus mažiau, bet apie jį reikia šiek tiek pašnekėti. Prašom sekantį. Čia kaip atrodo, reiškia, ta kuriama vidurinės Lietuvos, reiškia, kariuomenė, kaip atrodo tas vadinamas Ordre de Bataille, tai yra išskaidytos pajėgos. Na, čia iš esmės yra ta pirmoji lietuvių Baltarusių divizija, kavalerijos turi jie labai mažai, viso labo Gardino ulonų pulką, kuris iš esmės atlieka žvalgybą, ten didesnėm operacijom nelabai jisai ten tinka. Jėgų pusiausvyra yra Lenkų kaip ir naudai, tačiau ta situacija,
ilgainiui bus, susidarys tos pajėgos maždaug apylygės, nes lietuviai vis atvyksta, vis kiekvieną dieną jų daugiau ir kada jų atsiranda tam tikra pusiausvyrą, tai iš karto karo veiksmai ir sustoja. Prašau sekantis. Čia kaip atrodo, reiškia, pulkai, įdomus dalykas, tiek Lenkų, tiek Lietuvos kariuomenės organizacija iš esmės nesiskiria. Skyrus keletą detalių, todėl kad jos visos padarytos Rusijos kariuomenės pagrindu, nes ta pirmoji Lietuvių Baltarusių divizija yra atsiradusi iš Lenkų korpuso Rusijos imperijos kariuomeniai. Tai kitaip sakant, kada mes kalbam, tai jos labai panašios tos kariuomenės, tiek taktinė, tiek organizacinė forma. Skirtumas yra daugiausiai tame, kad reiškia, Lenkijos kariniai daliniai turi daugiau patirties, jie vis tik tai kariavo su bolševikais 20 metų vasarą, taip pat 19 metais, ir karininkai ir kareiviai turi tarpusai labai stiprius ryšius. Tai čia pas juos yra stiprioji pusė, jie nepatyrė tokios žiaurios katastrofos, kaip patyrė lietuviai Seinų apylinkėse, bet antroji divizija, Lietuvių Baltarusių antroji divizija patyrė labai didelį smūgį nuo kovų su bolševikais, o dalis jų internuota buvo Lietuvoje. Taigi, taip sakant, būtent ta pirmoji divizija čia yra pagrindinis kovinis dalinys. Prašau sekantis. Kaip atrodo kavalerijos brigada, reiškia, čia jinai atsiras pas mus truputėlį vėliau, kada mes jau kalbėsim apie jos reidus. Prašau sekantis. Čia Lietuvos jau propagandinis piešinys, reiškia, kuris 20 metų, kuris jau mobilizavo mūsų visuomenę, kaip mes matėm tą kovą, reiškia. Tai žinoma, čia karinė propaganda įsisuka pilna apimtimi ir čia diskusijų nėra, vyksta žudutinis karas. Reikia pasakyti, kad šitas situacijos pasikeitimas, kada Lenkai tik pasirašė sutartį, po kelių dienų atseit maištą imitavo, labai mobilizavo Lietuvos kariuomenę. Ir tas pirmų dienų pasimetimas virto įtūžiu ir masiniu antrąją savanorių bangą, jeigu taip galima pasakyti. Ir į tą antrąją savanorių bangą patenka ne tik tai paprasti tenai, sakykime, 18 metų sulaukę vaikinai, kurie dar turi daug rožinių svajonių, bet pirmo pasaulinio karo veteranai stoja į Lietuvos kariuomenę, masiškai, reiškia, puskarininkiai buvę. Tiem, kuriem pagal mobilizaciją neprivalėjo būti, jie čia pradėjo jungtis, reiškia, ir ruošiasi rimtai kovai. Tai čia tas ūpo pakilimas Lenkų žvalgybos iškart buvo pastebėtas. Tai čia, sakau, pirmom dienom pasimetimas, bet labai greitai jį pakeičia įtūžis. Prašau sekantis. Kaip atrodo maždaug kariuomenės išsidėstymas pirmomis dienomis aplinkui Vilnių. Lietuviai bando stabdyti priešą Vievio kryptimi, taip pat Semeliškių kryptimi, čia ties Trakais, Trakų mes neišlaikom, bet ties Trakais maždaug ties ežerai sustabdom. O dešiniajame Neries krante Lietuvių štabas yra Maišiagaloje ir Pikeliškėse čia yra mūsų tokios užtvaros. Ir štai čia atsitinka taktinis toksai keistas reikalas, kad Vilniaus ulonų pulkas, vis dar vadinamas 13 ulonų pulku, čia Lenkijos kariuomeniai, tikrai formuotas Vilniui, čia, ta prasme, vienas iš tų savisaugos dalinių formuotų dar 19 metų pačioje pradžioje. Tame tarpe yra ir vietinių žmonių, apie šitą pulką mes dažnai dar šiandien kalbėsim. Jis atvyksta į Lietuvių frontą ir gauna įsakymą pereiti kairį Neries krantą. Tačiau judant jam čia pro Nemenčinę, reiškiasi, link Pikeliškių, čia susiduria su mūsų 9 pėstininkų pulku, vietiniai jam pasako, kad lietuviai turi silpnai saugomą štabą Juodeliuose prie Širvintų, va čia kur tas kryžius padėtas, ir kad galima lengvai tą štabą paimti. Ir tada pulko vadas imasi, reiškia, iniciatyvos ir jie tą tokį pirmąjį vadinamą reidą įvykdo visiškai sėkmingai. Lietuvių štabas yra užklumpamas, sunaikinamas, mūsų pirmosios divizijos vadas patenka į nelaisvę, Stasys Nastopka, paima ten radijo stotis ir daug visokio karo turto, taip pat užvaldoma ir mūsų reiškiasi, artilerijos vadovybė. Tai čia yra toksai, toks sėkmė, ką Lenkai labai čia visą laiką reiškia ir garsiai apie tai šneka. Ir tai iš tikrųjų turi įtakos. Lietuvos kariuomenės, reiškia, 4. ir 7. pėstininkų pulkai nepasimeta, jie, reiškia, tiesiog nusprendžia atsitraukti patogesnės gynybai pozicijas. 9. pulkas iš tikrųjų apimamas panikos, yra, reiškia, keista, jisai pradeda kažkur vaikščioti, kaip čia rašo tokiam kariniam raporte, 9. pulkas kaži kokiu būdu atsidūrė mūsų užpakalyje. Reiškia, netgi perėjo kitą Neries krantą. Tai čia yra toks įvykis, kuris yra tiesioginis to štabo sunaikinimo tokia pasiekmė.
Ir įvyksta keletas labai svarbių kokybinių pokyčių. Stasys Nastopka, nepaisant aukšto laipsnio, pasižymėjo tokiu, žinot, Rusijos imperijos stilium, tokiu valdišku, reiškia, neturėjo labai stipraus ryšio su kariais ir jo iškritimas kažkuria prasme pagerino Lietuvos kariuomenės valdymą. O čia yra sunkiai pasakomas dalykas, bet jis iš tikrųjų tenai vyksta. Ir kasgi daryt, reiškia, 7 pėstininkų pulko vadas, karininkas Adamkavičius, reiškia, jisai tampa naujojų divizijos vadu, savo štabą perkelia į Ukmergę, tai yra daug giliau. Lietuviai atsitraukia iki Širvintų, Giedraičių ir Mūsninkų, vat kaip tik po šitų įvykių. Čia yra spalio reiškia, vidurys. Na ir tokiu būdu, reiškia, nusistovi nauja jėgų pusiausvyrą. Prašau sekantį. Čia va originalus Lenkų kariuomenės išdėstymo planas, kaip yra organizuota. Matot, štabai yra pačiam Vilniuje, išdėstytos pagrindinės bazės, artilerija dar po kol kas yra prie Vilnius, jie laukia lietuvių kontrpuolimo, o jau priešakiniai postai žvalgyba apima tą fronto liniją, kokią tuo metu susidaro. Prašau sekantis. Štai kaip lietuviai išdėsto savo pajėgas ir sėkmės apakinti, reiškia, tie Vilniaus pulko ulonai nusprendžia toliau dar organizuoti vadinamąjį antrąjį reidą. Jų tikslas yra gilių prasiveržimų pro Giedraičius, va kaip tik čia Giedraičiai pirmą kartą jau patenka į mūsų kalbą, reiškia, jie tikisi pro Želvą pasiekti Ukmergę ir užimti naują Lietuvos divizijos štabą. Ir čia yra jau spalio pabaiga, 29-31 dienos, reiškia, pradžioje jiems neblogai sekasi, jie čia stabdomi Lietuvos kariuomenės 9 pėstininkų pulko pajėgų, reiškia, traukiasi link Želvos, tačiau pasiekus Želvą įvyksta visiškas situacijos pasikeitimas, apie kurį jau reikia mums truputėlį pakalbėti. Prašom sekantį. Čia dar keletas originalių dokumentų, kurie, na, tokie, kaip atrodo, reiškia, Lenkijos kariuomenės dokumentai. Čia turiu pasakyti, kad mums pavyko nuvažiuoti į Varšuvą ir atsivežti nuotraukas šitų originalių dokumentų. Čia yra mūšio metu piešti kariniai planai. Prašau sekantis. Šitas Lenkų kavalerijos antrasis reidas, jisai susiduria su Lietuvos pėstininkų tokiu organizuotu atsitraukimu priešinantis. Ir prie kiekvieno ežero, prie kiekvienos patogios vietos įvyksta tam tikras susistumdymas, kurio metu, reiškia, Lenkų kavalerija negali greitai judėti, bet vis tik tai jinai juda taip greitai, kad Lenkų pėstininkai su artilerija nespėja. Šitam mūšiui tai buvo labai svarbi aplinkybė ir pasiekus Želvą, arba kaip jinai lenkiškai vadinasi Poželva, reiškia, čia jie turi tiesiog pailsėti ir sustoja. Ir kasgi čia atsitinka? Reiškia, 7 pėstininkų pulkas, kuris yra Širvintose, nusprendžia, kad tikrai reikia padėti draugam kairiajame sparne ir pasiunčia leitenantą Balną, tai, na, jis tai ir leitenantų ir kapitonų vadinamas, nes paskirimas mūšio metu čia vyko. Tai pirmą kartą šitą vardą mes išgirstam. Pasiųstas pagelbėti 9 pėstininkų pulkui ir jisai čia pro Šešuolius, reiškia, atžygiuoja kaip tik tą naktį, kai čia Lenkai įsitvirtina Želvai. Ir tuo metu atvažiuoja pirmasis batalionas iš tokio labai sulupto mūsų 2 pėstininkų pulko iš Suvalkijos. Jisai čia atvažiuoja siauruoju geležinkeliu, išlipa, reiškia, Ukmergėj, negauna jokių nurodymų, girdi, kad vyksta šaudimas kažkoks, tai Adamkavičius nežino ten, tiesą sakant, kokį sprendimą priimti, dar ten toks Lenkų, Latvių toks pulkininkas Ozaus kaip karinis patarėjas yra, tas irgi kažkokių aiškių nurodymų neduoda. Ir štai karininkas Petruitis, irgi buvęs bataliono vadas, patapęs pulko vadu po visos tos, jisai priima savarankišką sprendimą vykti į mūšio vietą ir padėti draugam. Tokiu būdu prie Želvos susiduria 3 batalionai vadovaujami jaunų karininkų, kurie tarpusai susitarė ir užpuola tą Želvą iš 3 pusių. Ir kadangi Lenkų kavalerija, reiškia, nepasiruošus gynybiniam kovom, nėra pėstininkų, tik tai kavalerija, beje, kaip patys Lenkai rašo, reiškia, jie ten turėjo vasarinės pasagas, tuo metu jau pašalo, buvo slidu, tai reikėjo kautis pėsčiom, nu tai žinot, kaip sako, jeigu pasiekė pergalę, tai vadas genialus, jeigu pralaimėjai, tai gamtos sąlygos kaltos, čia toks jau kariškas žargonas, visi tos dalykus žino, teko jiems trauktis. Prašau sekantis.
Ir tokiu būdu Lietuvos kariuomeniai pavyksta sėkmingo kontrpuolimo metu ne tik neutralizuoti antrą kavalerijos reidą, bet atsikovoti atgal Giedraičius. Ir tie Giedraičiai tampa mūsų jau apginta tvirtovė. Turiu pasakyti, kad Giedraičiai šiaip netinkama vietovė gynybai iš principo, tai yra toks žemumoje esantis prie ežero miestelis, todėl dažniausiai dominuojantis aukštumos yra į šiaurę nuo Giedraičių prie Martiniškių dvaro, ten, kur šiuo metu tas paminklas yra statomas kaip tik toje vietoje, tai čia dažniausiai eina kalba apie tas dominuojančias aukštumas. Ir kas valdo, tas Martiniškių dvaro apylinkėse pastato patrankas ir tokiu būdu šita teritorija tampa tokia atraminė. Taigi pavyko. Pirmas taktinis laimėjimas Lietuvos kariuomeniai pavyko atmušti šitą labai pavojingą kavalerijos reidą. Pavojinga todėl, kad Lietuvos kariuomenė turi labai mažai kavalerijos, realiai atskiri mūsų pirmojo raitininko pulko eskadronai, kurie tinka iš esmės tik tai žvalgybai. Daugiau jie kažko nuveikti labai negali, nes jų yra tiesiog per mažai. Prašau sekantis. Gal truputėlį dar atgal, jeigu galima. Ir čia įvyksta įdomus dalykas. Įvyksta kažkoks tai sustojimas kariuomenės. Reiškia. Ir mes ilgą laiką nežinojom, kamegi čia problema, kodėl Lenkų kariuomenė sustoja, reiškia, nevykdo aktyvių veiksmų, tai ten kažkokie kasdieną vyksta, bet eina kalba apie tokius mažus ten išpuolius kažkokius. O reikalas tas, kad lapkričio pirmomis dienomis Lenkų žvalgyba gauna informaciją, kad 60 000 vokiečių atvyko į Lietuvą, daugiausiai kavalerijos. Ir dabar čia, reiškia, situacija gali radikaliai keistis. Tai štai dėl ko kelias dienas, reiškia, nebuvo jokio didelio judesio ir jie čia galvojo, kaip jam tą Vilnių reikės ginti. Iš kur ta informacija? Akivaizdžiai iš prancūzų ir latvių, reiškia, nu taip parašyta žvalgybos duomenys, iš prancūzų ir iš latvių gavo tokias žinias. Ir netgi ten davė savo žvalgam nurodymą, išsiaiškinti, kiek ten tos kavalerijos, ar jie ten atskirai nuo arklių važiuoja ar kartu, reiškia, ir taip toliau. Nu, kitaip sakant, rimtai žiūri tą informaciją. Ir tuo pačiu metu Lenkų žvalgyba mėsinėja, reiškia, pirmos divizijos štabo popierius lietuviškus, verčia juos į lenkų kalbą, man teko juos matyti ir skaityti, reiškia. Ir jie padaro keletą svarbių išvadų. Nors ten tie dokumentai realiai yra, na, dar 20 metų pradžio, bet jei taip pažiūrim, tai kad Lietuvos kariuomenės didelė dalis yra šiaurės Lietuvoje, anot jų. Nors tai iš tikrųjų yra dar kovų su bolševikais palikimo tie dokumentai, kad Lietuvos kariuomenė pakeitė šiek tiek organizaciją ir sustambino dalinius, tai čia ta informacija buvo kaip ir teisinga, na ir tiesiog sužinojo, kiek kokių dalinių Lietuvoje yra. Ir jų ten tose žvalgybos lentelėse jau atsiranda realūs Lietuvos kariuomenės kvadratėliai, kur maždaug jau jie tik tikslina, kiek ten tų kareivių yra. Tai nors tikslina jie, kiek tų karių gana sėkmingai iš Lietuvos karo belaisvių, bet realiai reiškia, jie nesuvokia karo veiksmo taip, kaip jisai iš tikrųjų atrodo, vis dar galvodami, kad lietuviai prie bolševikų fronte laiko dar didelius padalinius. Tai čia mūsų didžiulė sėkmė ir paskui mes matysim, kaip operaciniam lygmenį tie dalykai atsispindės. Prašau sekantis. Reikia pasakyti, kad ta pauzė, kokia buvo susidariusi tarp lapkričio maždaug 2 ir 16 dienos, jinai buvo Lenkam labai nenaudinga. Kodėl? Todėl, kad Vilniaus krašte nebuvo nuimtas derlius. 20 metais, kaip tik reiškia rugpjūčio rugsėjo mėnesiais vyko čia kovos, bolševikų Lenkų kovos, nepavyko nuimti derliaus arba tą derlių ten kas nors paėmė. Ir kada atvyko ta vadinama pradėta steigta vidurinė Lietuvos kariuomenė, tai pasirodo, kad Vilniui nėra ką valgyti. Nėra maisto, tiesiog nėra maisto. O reiškia, sąjungininkai nepasipirko ant šito įvaidinimo maišto, sako, nu jeigu jau čia toks maištas, tai kodėl tada iš Lenkijos važiuoja transportas, ir jie pastatė postus prie geležinkelio linijų, kurie stebėjo, reiškia, kaip vyksta Lenkų kariuomenės judėjimas ir gal visiškai jo nenutraukė, bet labai stipriai apribojo. Lenkai buvo priversti Vilniuje bado metu samdyti restoranus ir girdyti, reiškia, sąjungininkų misijos ten tos kontrolierius, kad kažkiek galėtų čia pravežti. Nu tai žinot, kažkiek jų ten pavyko jų tos pastangos, bet kažkiek ir nepavyko. Tai Lenkijos kariuomeniai labai trūko maisto, kai kuriom savaitėm duodavo 100 gramų duonos vienai dienai. Tai, žinot, vyrams tokiom sąlygom čia nepakariausi. Jie pradėjo plėšti vietinius gyventojus, vietiniai gyventojai pasišiaušė, pradėjo padėti labiau lietuviams.
Na, o lietuviai, reiškia, labai greit perprato, kur čia yra esmė ir pradėjo nebe bombas mėtyti Vilniuje, bet lapelius, kur pradėjo, na kaip sakyti, tie lapeliai labai įdomus, įtikinėjo ir Lenkų karius, ir vietinius gyventojus, kad čia viskas yra nesąmonė, čia pažeidimas teisių ir ieškojo kitų argumentų. Ir žinot, Lenkų žvalgybos man tie popieriai patys įdomiausi, kur rašo. Reiškiasi, kad jie nieko negalėjo prieš pastatyti, nes sako, lietuviai turi maisto 400 000 žmonių, nors kariuomenė mažesnė, ir kaip įrašo, visi vietiniai gyventojai tą žino. Jeigu ateis Lietuvos kariuomenė, tai bus ką valgyti, buvo organizuotos specialios maitinimo misijos vietiniam gyventojim. Na, o čia dabar pats žavesys, reiškiasi, lietuviai pradėjo kviesti Lenkų kareivius pietų, nevengdami degtinės, varydami lietuvišką propagandą. Tai šitas metodas pradėjo ardyti Lenkų kariuomenę iš vidaus. Aiškiai, Lenkų žvalgyba, kur rašo apie nuotaikas, pradeda rašyti šitas, čia greičiausiai vokiečių sakė. Čia lietuviai negalėjo to sugalvoti, netgi jie ten identifikuoja keletą Vokietijos žvalgybos specialistų, kurie patarė tą dalyką daryti, bet priemonė minėta ir lietuvių pusiai, ir Lenkų pusiai, tikrai efektyvi. Ir tada Lenkai supranta, kad kažką tai reikia daryti, kad čia jau su taip ilgiau sėdėti negalima, nes subirės visa jų kariuomenė, nes iš tikrųjų vietiniai gyventojai nepalaiko vidurinės Lietuvos, visiškai nepalaiko, sako, kas čia per nesąmonę, kokia čia Lietuva, tai arba tada Lenkija, arba tada nežaiskim to teatro. Tai jų laikraščiai vietiniai tiesiog buvo nukreipti tą palaikyti, kitaip sakant, ne kaip jie ten jautėsi. Na štai, ir dabar mes priartėjom prie Lenkų sugalvoto rimto plano, kaip paskutinių smūgių pabaigti šitą jiems nelabai gerai besiklostantį karą. Ir kiek mums pavyko išsiaiškinti jų karinį sumanimą, jisai buvo maždaug toks. Pėstininkų pajėgomis pulti 3 gyvenamus objektus, tai yra pulti Musninkus, pulti Širvintas, pulti Giedraičius. Tarp Giedraičių ir Dubingių tame tarpe padaryti pralaužą lietuvių fronte ir įvesti čia visą kavalerijos brigadą, apie 700 raitelių su 2 patrankom ir su kariniu techniniu eskadronu, kurio tikslas bus kelti paniką Lietuvos kariuomenės užnugarėje, pagal galimybės įsiveržti labai giliai ir susprogdinti keletą svarbių geležinkelių. Toks buvo jų sumanymas ir jų nuomonė. Sėkmės atveju Lietuvos vyriausybė pasiduos, na, ar ten nuvers ją patys lietuviai, reiškia, įvertindami, kad ta vyriausybė nieko gero nedaro. Kaip suprantama, iš Lenkijos žvalgybos pranešimų, jie jau buvo apsitarę šiek tiek su tam tikra opozicija, ten Gabrys, kuris čia sėdėjo Šveicarijoje, reiškia, ir kitur Centrinė Europa, jie tik tai liktai taip manė, kad gal tiesiog pavyks nuversti vyriausybę, padaryti kokią nors labiau prolenkišką, tai čia buvo jų toks planas maksimum. Na, o planas minimum, tai pavyks išplėsti ribas iki Šventosios upės ir tada gautųsi, kad ir ta vidurinė Lietuva, ir ta Kauno Lietuva, kaip jie vadina, bus vienodo dydžio. Nu ir tada maždaug 2 Lietuvos tarpusavį nesutarė, Lenkija čia toks tarpininkas ir čia išspręsta reikalas. Tai toks politinis sumanymas buvo šitos karinės operacijos, o militariškai kariai žinojo, kad pėstininkai turi pasiekti Šventosios upę. Na ir šitas planas buvo pradėtas realizuoti. Prašau, sekantis. Tai pirmiausia, kasgi vyksta Širvintose. Reiškia, čia yra pagrindinė puolimo kryptis. Čia, kaip sakant, tas reiškia toks, na, esminis punktas. Tai pradžioje Lenkam labai sekasi. Vienas iš Gardino batalionų, Gardino pulko batalionų, reiškia, išeina tarp Širvintų ir Giedraičių, smogia lietuviams nuo Giedraičių pusės, nelauktas tas primas. Ir jiems pavyksta užimti Širvintas. Tai Širvintas užima Lenkai, įsitvirtina, išstato sargybas aplinkui, taip kaip mes dabar matom šitam plane. Čia gal žinot, lietuviams sako, kodėl čia toks lenkiškas žemėlapis reiškias įdėta. Reikalas tas, kad tiek lietuvių, tiek Lenkų kariuomenė karo metu naudojo vokiškus žemėlapius 1914 metų. Ir šitų žemėlapių pagrindų yra sudarytas ir šitas lenkiškas žemėlapis, kurį aš naudoju. Tai jisai labai aiškiai rodo tuometinius kelius, miškelius, nu, tą situaciją, kokia realiai buvo mūšio metu. Nes istorikai turi remtis istoriniais žemėlapiais, ne šiuolaikiniais. Tai štai tas jų įsitvirtinimas, reiškia, jisai lietuvius išstumė iš Širvintų,
ir čia lietuviams yra labai liūdnas reikalas. 7 pėstininkų pulkas atsitraukia labiau į šiaurę ir čia prie Vesų kaimo, jis dabar yra prie autostrados, tuo metu tos autostrados nebuvo, įvyksta toksai pasitarimas ir kągi mums dabar daryti. Na ir čia svarstant, kad gintis lietuviai negali, tas Gardino pulkas vis tik tai rimtai puola į priekį ir reikia čia iš tikrųjų kažką tai daryti. Ir tada kyla labai tokia paradoksali mintis. Jeigu mes negalim gintis, tikėtis kažkokių rezervų iš Ukmergės labai pagrindo nėra, tai pulkim, sako. Juk lenkai nežino, kiek mūsų čia yra. Jeigu mes pulsim, jie galvos, kad mes stiprus ir mes tokiu būdu laimėsime laiko. Na ir buvo suplanuota 3 tokios puolimo kryptis, viena judėjo čia pagrindinių kelių link Širvintų, tačiau pagrindinis uždavinys buvo skirtas tai šiauriniai grupiai, kuriai vėlgi vadovauja tas pats Balnas Teodoras, apie 120 rinktinių vyrų, matyti tie patys, kurie dalyvavo Želvos mūšyje. Ir jie nusprendžia padaryti tokį apėjimą. Apėjimą reiškiasi iš nuo Giedraičių pusės ir tikisi, kad jiems pavyks tas apėjimas įvykdyti. O jau kitos grupės turėjo šiek tiek vėliau įsijungti, jau 18 dienos ryte, reiškia, viena turėjo pulti Širvintas nuo tų, reiškia, nuo Barčių čia kaimo nuo tos pusės, o pietinė grupė turėjo judėti iš vakarų, iš pietvakarių netgi pusės, tokiu būdu Širvintos būtų užpultos iš 3 pusių vienu metu. Sekantis. Ir kasgi atsitinka, reiškia, ta šiaurinė Balno grupė sėkmingai įvykdo tą apėjimą, mes ne visai tiksliai galim pasakyti, kur jie ėjo, bet panašiai tos rodiklėlės, kur rodo, tai tikrai matosi, kad Gavėnius jie atėjo. Tai greičiausiai ėjo štai tokiais keliais, tai yra ne visiškai palei Širvintą upę, bet truputėlį ratu. Na ir iš tikrųjų jau iš ryto, reiškia, jie pasirodė nuo Gavėnių kaimo ir kadangi uniformos jų buvo tos pačios, reiškia, na ir dar žinot, kaip pilkos tokios kariškos, tai nelabai lenkai atpažino, kad čia yra kažkas ne lenkai. Ir jie tuo pačiu keliu, kur kažkada lenkai užklupo lietuvius, dabar užklumpa jie lenkus, realiai per 100 metrų lenkai tik supranta, kad čia kažkas kaip pradeda šaukti valio ir durtuvų puolimas vyriškiai vyksta. Ir šitoje vietoje pataikoma į pačią jautriausią vietą, tai yra besiilsintis batalionas su visom pulko tarnybom, pulko vadas ir štai prie Motiejūnų kaimo įvyksta tas mūšis, kurio metu labai daug lenkų paima nelaisvę, žūsta pats pulko vadas. Ir taip pat yra, reiškia, ten po kelių minučių yra persikeliama į kitą Širvintos upės krantą ir dar paimama Lenkijos artilerija. Tai čia labai sėkmingas dalykas ir tada tik tie laimėję lietuviai supranta, kad tų belaisvių yra gerokai daugiau negu pačių puolėjų. Ir kad jie gali, tai jie pro pirštus žiūrėjo, kad jie tiesiog išsivaikšto, nes, tiesiog reikėjo dabar kuo greičiau pulti Širvintas, nes planasgi buvo Širvintų žemimas, o kaip žinoma, jau rytegi turėjo tas jungtinis puolimas. Tai tas jungtinis puolimas pasiseka tik iš dalies, kadangi ta grupė iš šiaurės jinai savo įvykdo užduotį, bet ta, kur turėjo pulti iš pietvakarių, atsiprašau, jinai taip ir nepasirodė, reiškia, įstrigo anksčiau. Tai čia toks pasikeitimas to plano, bet Širvintas pavyksta kuriam laikui paimti. Sekantis. Čia Musninkų apylinkės truputėlį įdėtos, kad mes galėtume matyti, Mušnikį vadinasi, yra lietuviškas pavadinimas, tai šitas miestelis yra į pietvakarius nuo Širvintų, yra prie Musės upės, už tai taip ir vadinasi. Ir ten buvo įsitvirtinęs mūsų 4 pėstininkų pulkas. Tai 4 pėstininkų pulkas buvo patyręs pulkas, tą patį vadą turėjo visą laiką, toks vienas geriausių Lietuvos kariuomenės pulkų, nelabai nukentėjęs ten per tas visas ankstesnės kovas. Tai buvo organizuota gera žvalgyba, įrengtos atramos pozicijos ir Lenkų puolimai, kaip matysi, susidūrė su labai rimta gynyba. Sekantis. Pradžiai Lenkai bandė pulti čia nuo Vičiūnų, nuo Kernavės pusės, tas puolimas nepavyko, Musninkų apylinkėse buvo atremti, paskui bandė pulti iš rytų, čia rado jau iškastus lietuvių apkasus per vieną dieną, šitos apkasus padėjo kasti jau Lietuvos inžinerinio dalinio, reiškia, pirmosios kuopos, jų kaip tik pats pirmasis pasirodymas yra. Na ir ten jie užstrigo prie tų sketerių, mato čia nuo Bartkuškio dvaro į šiaurę.
Ir niekaip tų sketerių 3 kartus ėmė, reiškia. Niekaip. Kas ten per tvirtovę? Nuėjus į vietą, nieko ten nėra. Tas kaimas mažas, reiškia, kažkoks tai toks nieko ypatingo. Va ten papuolė ir kulkosvaidžių stipri, ir artilerijos ugnis. Ir tik tai jau 18 dieną ryte, reiškia, lietuviai patys atsitraukė, lenkai užėmė sketerius, užėmė Užužėlių kaimą, čia pastato savo patrankas ir nusprendžia pulti mūsnininkus iš šiaurės rytų. Viskas labai matosi didžiulis pasišventimas Lenkų, labai nori tą padaryti, Naugarduko pulkas čia juda labai rimtai, reiškia, ir čia matot, jiems judėjimai link mūsninkų, jie įsivaizdavo, kad Taučiulius valdo Lenkai, ogi pasirodo lietuviai užėmė prieš kelias valandas. Ir tada, reiškia, Lenkam tokia labai keista dilema, ką daryti, ar dabar, reiškia, imti tos Taučiulius ar žygiuoti link mūsninkų, jie nusprendžia ten vieną kuopą pasiųsti, jeigu jau tos Taučiulius šturmuoja, reiškia, mes judam toliau. Ir pasirodo, niekaip neužėmė ta kuopa tų Taučiulių. Tai va dar viena tvirtovė Širvintų rajone, reiškia, Taučiuliai, kurie ten neina ten tokios truputėlį aukštumėlės. Žinokit, ten realiai nuo tų Užužėlių iki Taučiulių mato jie vienis kitus ir šaudės iš patrankų, reiškia, ten labai nedidelis atstumas. Ir tos Taučiulius, reiškia, niekaip jie nepaėmė. Lenkų puolimas sulaukė lietuvių pasipriešinimo tolesniuose kraštuose. Realiai prie mūsninkų priartėjo per 800 metrų. Visiškai šalia jau buvo Lenkai priartėję. Bet tie Taučiuliai neleidžia jų, reiškia, vykdyti tolesnio puolimo. Vyksta ir patrankom, čia puola ir kulkosvaidžiais, ir pėstininkais. Lietuviai išnaudojo visą amuniciją, išmėto visas granatas, 2 valandom atsitraukė, po 2 valandų vėl kontratakoja, vėl Lenkus išmuša. Ir jiem nieko kito neliko, kaip grįžti į išeities pozicijas. Reiškia, Lenkai atsitraukia ir šitoj vietoje, reiškia, čia įvyksta vienas iš esminių dalykų. Tai yra, lietuviai sulaukia vakare, 20 dieną vakare mūsų kariuomenės vado generolo Silvestro Žukausko gauna įsakymą iš ryto pulti ir išmušti Lenkus. Kiek užimsim, tiek Lietuva. Čia Žukausko žodžiai. Fantastiška frazė. O tikslas iš tikrųjų buvo ne tik išmušti Lenkus, bet tikslas buvo užimti Pirmo pasaulinio karo 1915 metų Vilniaus gynybos apkasus, kurie čia dar miškuose kai kur matosi, reiškia, kad kažkokia tokia rimtesnė linija būtų galima atsiremti. Ir tas lietuvių puolimas nuo mūsninkų buvo ypatingai sėkmingas. Ir kaimynų kaime, čia kaimynse parašyta, reiškia, kaimynų kaime lietuviams pavyko atakuoti patį pulko štabą, ten žuvo žmonių, tokių, žinot, kurie šiaip nežūsta, ten štabo, seržantai visokie. Ir čia tas susikūrė tą legendą, kad jeigu ne ta santarvininkų misija, tai mes būtume Vilnių užėmę. Tai čia šitoj konkrečioj vietoj tokios nuotaikos iš tikrųjų pastebimos ir matyt tas savo pergalės pojūtis ir atsiranda. Prašau, sekantis. Giedraičiuose. Kaip matot, vienu metu vyksta 17 dieną puolimas. Čia jau Lietuvos antrasis pėstininkų pulkas priešinasi labai sėkmingai. Didelę dalį pulko sudaro naujai paimti kareiviai, jie tik 1 batalioną turi, bet taip pat sugebėjo pradėti puskarininkių rengimą tokioj mokomojų kuopai. Tai ta kuopa yra labai rimtas reikalas. Ir čia daugiau jau į rytus Baltgudžių kuopa, kuri buvo pakankamai didelė, realiai bataliono dydžio, reiškia. Tai čia jie irgi sudalyvavo toj gynyboje labai veiksmingai. Turiu pasakyti, kad Baltgudžiai daug kas gavo ir Vyčio kryžius. Reiškia, tikrai buvo labai kovingi ir motyvuoti žmonės, tuo labiau, kad prieš tai, kurį laiką, reiškia, jie dar buvo Baltarusiai, toj šiandieniniai Baltarusiai. Tai jie ten gavo vietinių gyventojų palaikymą. Kitaip sakant, žmonės buvo turėjo aukštą motyvaciją. Ir Lenkų tas puolimas vyko pagrindiniu keliu, čia Kraujaleidžių kaimas, toks į pietus, dar nuo Giedraičius, reiškia, čia buvo rimtas pasipriešinimas, tačiau Lenkam pavyko apeiti Giedraičių poziciją, priartėti vėlgi to Martiniškio dvaro, apie kurį jau mes kelintą kartą kalbam, ir lietuviai nusprendžia atsitraukti, užleisti Giedraičius tam, kad išsaugot savo artileriją ir kad nebūtų apsupti. Kai kurie daliniai atkirsti buvo, bet sėkmingai naktį sugebėjo prisijungti prie dalinių ir Lietuvos kariuomenė atsitraukė panašiai iki pat Ukmergės, todėl kad ten ta kavalerijos brigadagi judėjo, reiškiasi. Tai Ukmergės štabas buvo išsigandęs, kad čia jos gali sunaikinti. Tai mes Giedraičius užleidom, tačiau tai dar nebuvo pabaiga. Prašau, sekantis.
Išsiaiškinus, kad ta brigada jiems, reiškiasi, didelio pavojaus nekelia, vėl grįžo atgal ir nuo Bekupės dvaro kontratakavo Lenkus, ypatingai puolimas 21 dieną, tai yra lygiai prieš 100 metų, vat kodėl mes čia esam ir kodėl paminklus atidarinėjom. Ir Lietuvos karininkai jauni, žinoma, kai kas nesenai baigęs karo mokyklą, pajunta, kad dabar tas laikas yra jiems visą save ir parodyti. Ir štai šitose laukuose prie Giedraičių, prie Martiniškių dvaro įvyksta didžiausias sėkmingas puolimas. Lenkai net laiko, traukiasi, reiškia, čia ir Lietuvos artilerija sugeba sėkmingai pašaudyti, pataikyti Lenkijos pabūklą, reiškia, kas jiems padaro įspūdžio, nes nėra taip lengva. Na ir užima Giedraičius ir iki pat, reiškia, dabartinės tos Karolidžių kaimo, iki tos demarkacinės linijos Lietuvos kariuomenė pasiekė. Žūsta tą dieną 5 karininkai tam pulke. Ir štai po daugelio metų pulko vadas prašė Lietuvos kariuomenės vadovybės ministerijos, kad reiktų apdovanoti visus, kurie dalyvavo tam puolime, nes sako, pusė mano pulko karininkų arba žuvo, arba buvo sužeisti. Tai atsakymas buvo toks valdiškas, jūs ir taip labai daug turit medalių. Reiškia, bet tikrai tie žmonės yra nusipelnę. Na ir čia reikia paminėti, kad kai kurie iš jų, vienas iš jų, reiškia, rusas buvo. Pats tikriausias rusas, tai jisai, reiškia, išmokino kareivius lietuviškai dainuoto, komanduodavo rusiškai. Tai vat, na ir toks žmogus pasižymėjo, reiškia, šitam puolime. Tai čia toks vat, Lietuvos rusams yra labai pavyzdys, toks būti ištikimas valstybei, būdamas ir kitos tautos. Tai čia yra tokia mūsų didžiulė pergalė ir todėl Giedraičiuose mes ir švenčiam. Bet tai dar ne viskas, gerbėmiai. Prašau sekantį. Tai kaipgi tas kavalerijos reidas? Čiagi buvo visos operacijos vinis. Kaipgi iš tikrųjų čia buvo? Prašau sekantis. Jūs matote tokia keista spalva pažymėta nuo Giedraičių tarp prie Molėtų, toksai, reiškia, kažkoks kringelis eina, tokia gilus prasiveržimas link Kėdainių. Tai čia labai schematiškai pavaizduota, mes dabar tą visą operaciją pereisim nuo pradžios iki galo, kaip jinai iš tikrųjų atrodė. Prašau sekantis. Kas sudarė kavalerijos brigadą, tai sudarė iš įvairių pulkų tokie gabaliukai, dominavo Vilniaus pulkas, kaip jau minėjau. Tai yra 700 raitelių, 2 eskadronų raitųjų kulkosvaidžių brigada su techniniu eskadronu. Na, iš tikrųjų dar buvo ir 2 patrankos, bet jas paskui paliko pakely, nes jos trukdė tai brigadai judėti. Tikslas, kaip mes išsiaiškinom, reiškia iš atsiminimų, čia mano didžiulė sėkmė kaip tyrėjo, kad pavyko rasti 21 metų laikraštį aprašymą. Tai yra, na, kaip sakyt, mėnuo po įvykių. Tai labai tiksliai aprašyta, kelintą valandą ir ką jie ten veikia. Tai pagal tą pasakojimą maždaug rekonstruosim Lenkų brigados žygį. Prašau. Išeities pozicijos štai yra, na, kad būtų jums lengviau orientuotis, Giedraičius matot, viršutiniam kampe, Giedroičiai, nu, Giedraičiai parašyti. Tai čia šalia Giedraičių reiškia visai, bet jau arčiau prie Dubingių, per tarpą maždaug, ta kavalerijos brigada važiuoja, priversta palikti artileriją, įveikia lietuvių pozicijas ten padedami pėstininkų artilerijos ir patenka į gilę operatyvinę gilumą Lietuvos pozicijų. Sekantis. Matot, Molėtus šiaurėje, juda jie čia Molėtų plentu ir pasiekia Vidiškės, reiškiasi, Vidzimiškį čia parašyta, reiškia, pirmoji jų nakvynė, kada jie jau pailsi ir tada Želva matosi kairėje pusėje, juda toliau į šiaurę. Sekantis. Čia jų judėjimo metu, reiškia, čia matot lietuviški baldininkai, čia netoli yra, reiškia, sutinka ant Molėtų plento pirmuosius, reiškia, žmonės, jie tikisi išgirsti apie visišką Lietuvos kariuomenės sutriuškinimą, ten vietiniai valstiečiai sakė, nieko čia rimto nevyksta, viskas čia gerai, reiškia, žmonės neįsitempia, Lenkam keista. Kodėl nieks nekalba apie didelę Lenkų pergalę, nes jie jau tikisi, kad jau čia kažkas bus per tą vieną dieną įvykę. Sekantis. Pakeičia kryptį ties Kurkliais, įvyksta pirmas susidūrimas su Lietuvos kavalerija, Lietuvos tas pirmasis raitininkų pulkas, lietuviai parodo labai didelę motivaciją, reiškiasi, kaunas, įsivaizduojat, mūsų raiteliai pamatė 700 raitelių, vietoj to, kad bėgti išsitraukia kardą, joja link Lenkų ir dar sužeidžia tą vieną uloną. Tai jie buvo priplokšti, kaip taip gali būti, reiškiasi, kas čia per žmonės tokie, kad jie taip kariauja. Pasiekė Kavarską, čia antroji jų nakvynė,
ir iš karto pastebi, kiekvienam kaime juos šaudo. Lietuvos šaulių sąjungos vyrai, kada jų kaimą puola, ima ir šaudo, reiškia. Aišku, ten jie padaryti nieko negali, bet Lenkus labai psichologiškai paveikia. Pasiekė Taujienus, susidūrimas su šauliais, juda toliau į vakarus, toliau. Ir čia prie Lėno ežero, ten, kur yra dabar mūsų Smetonos, reiškia tas dvaras, kur žinom, čia jų yra sekanti nakvynė, jau 19-20 diena. Jie jokios informacijos neturi, kasgi ten iš tikrųjų dedasi. Jokios informacijos, reiškia, juda, nieks nieko nežino, reiškia, nu, bet vykdo užduotį. O užduotis pas juos dvi - sunaikinti Jonavos geležinkelio tiltą ir sunaikinti geležinkelį į šiaurę nuo Kėdainių. Vat jų užduotis, ką jie turi padaryti. Nu ir pagal galimybę ten skleisti, reiškia, kažkokią paniką. Toliau. Čia lietuvių susidūrimais, reiškia, juda per miškus, nieko labai, bet būtent su tais susitinka. Ir štai Taujėnuose įvyksta vienas labai įdomus dalykas, čia yra netoli Jaušėtos, kada pamato ties pagiriais atskridantį lėktuvą. Galvoja, kad Lenkų lėktuvas, reiškia, o pasirodo lietuvių lėktuvas. Ir tas lėktuvas numeta bombą ir ta bomba sužeidžia vieną Lenkų puskarininkį, tai čia gal mažas nuostolis, bet Lenkai įsivaizduoja, kad juos atrado ir nustatė jų judėjimo kryptį ir jie tada susirenka ir tarėsi, kągi dabar jiems daryti ir jiems besitariant, reiškia, prieinama išvados. Velniop tą Jonavos tiltą, nesprogdinkim jo, judėkime link Kėdainių, nes Lietuvos kariuomenė vis tiek yra šiauriai. Ir tada, mato, ta žvalgybos informacija, kaip jinai čia mums į naudą, nes iš tikrųjų tas Jonavos tiltas mums buvo svarbus, o ne ten tie Kėdainiai. Ir nusprendžia naktį judėti, reiškia, nebelaukti nieko. Tai šitas aviacijos bombardavimas, mes maždaug galvojam, kad tai vis tik Dobkevičiaus lėktuvas, nes radom tos aprašymus, kas ten kada ką darė, tai jisai rašo, kad buvo kovinis kontaktas. Ir, prašau, sekantį. Va, turime naktinį žygį, reiškiasi, ir tikisi jie pasiekti Nevėžį. Tiesą sakant, Nevėžį jie pasiekė, labai pavargę, ten 3 valandas pailsėjo ir štai ties Gineitais įrengė stovyklą, jau kariai patys neina, persikėlė tik tas techninis eskadronas, susprogdina tą geležinkelį ir, kas labai svarbu, užeina į geležinkelio stotį. Aš nežinau į kurią, bet greičiausiai į Dotnuvos. Ir ten sužino svarbės žinias. Pirmą kartą informacija. Kad reiškia, kad pralošė Lenkai karą Širvintose, kad reiškia lietuviai švenčia pergalę, kad Kauno tvirtovė ruošiasi Lenkų atmušimui ir yra kuriamas tvirtovės štabas, kad Lietuvos vyriausybė pabėgo, reiškia, čia jiems tokios žinios buvo. Bet svarbiausia žinia, kad yra nutraukta ugnis, mato, 21 diena rytas, reiškia, ir kad juos visi užmiršo. Kad jie yra medžiojami žvėris, viskas, reiškia, jie jokiam ugnies nutraukimo dokumente nefigūruoja kaip jokia jėga. Ir jie tada apsvarstė situaciją, sako, nu žinot, čia tada reikia lėkti atgal, nes mes jau nieko čia nebepasieksim. Reikia paminėti, kad tą rytą dar kai kurie iš tos brigados narių sugebėjo savo dvarus aplankyti čia prie Nevėžio, reiškia, ir netgi ten dar kai ką nuveikti. Tai va čia toks įdomus faktas. Ir tada, reiškia, jau 21 dienos vakare jie nusprendžia judėti atgal, gelbėtis, o Lietuvos kariuomenės vadas gauna įsakymą pagauti jas. Tai čia prasideda Lenkų medžioklė, taip tada ir vadinasi. Prašau. Čia 21 dienos ryto situacija, prašau, toliau. Na ir jie pajuda, mato, čia nuo savo tų Gineitų link Truskavos dabar kaip vadinama, čia susiduria su mūsų šauliais, tai yra realiai gimnazistai, iš Ramygalos, ten 3 žmonės, reiškia, vienas nusišauna, tas Lenkus labai paveikia, reiškia, nu, vienas gimnazistas papasakavo, čia yra Lietuvos kariuomenės problema ir išmokta pamoka. Neturi visi šauliai pasaulyje žinoti, kur Lietuvos kariuomenės daliniai juda. Ir tas pasakymas, kur kas juda, Lenkam leido keisti savo judėjimo kryptį atitinkamai ir jie tokiu būdu išvengė susidūrimų su Lietuvos kariuomenės daliniais. Na, žinot, kavaleriją pagauti pėstininkams yra sudėtinga, bet kai yra ten vietinė sąveika, kaip ir būtų įmanoma. Bet va dėl tos aplinkybės
jie, kaip matot, juda ne tiesia linija, bet keičia 90 laipsnių kampų savo judėjimo kryptis, kad tik tai galėtų išvengti pagavimo. Sekantis. Na va, čia kaip mato, tas judėjimas iki Raguvos pasiekė, Raguvoj susidūrimas, kaip ir pamato, kurie yra, juda toliau dar į rytus. Kaip matot, jie nemiega. 3 valandos poilsio lekia toliau ir supranta, kad laikas yra jų sąjungininkas. Lietuvos kariuomenė gaudo visokiais būdais ir šarvuotais automobiliais, bet nepavyksta jų taip greitai nustatyti. Sekantis. Tai va, ir Andrioniškėje, čia įvyko keli susidūrimai, Andrioniškėje vyksta valandos dydžio mūšis su vietiniais šauliais, reiškia, jie tenai šiaip netaip dar pamiega kelias valandas ir jau supranta, kad reiškia tolesnis judėjimas rytų kryptimi gali pasibaigti labai blogai, keletą ulonų lietuviai paima nelaisvę, ulonai meluoja, pasakoja, kad reiškia, jie bando į Latvių teritoriją prasiveržti, jie tą diskutuoja, bet nenutarė ir dar sekantis. Ir štai būtent reiškiasi, na, čia prie Rubikio ežero, sakykime, nutarė pasukti į pietus, reiškia, ne į Latviją judėti, bet judėti į Lenkų teritoriją. Ir tas pasikeitimas lietuvius labiausiai ir suglumina. Jie nesitikė, kad Lenkai padarys tokį posūkį. Įvyksta keletas, na, pavyzdžiui, Labeikiuose tokiuose, tai ten tik Lietuvos kariuomenė išėjo, už valandos Lenkai buvo. Nu, tiesiog prasilenkė, Rubikio ežere, kaip prašė, pagirdė žirgus, na ir tada jau judėjo į pietus Labanoro link. Prašau, sekantis. Ir jau visai arti Labanoro, reiškiasi, įvyksta ten tokia vietovė, kuri dabar neegzistuoja, bet ją maždaug mes aprašom, kad maždaug čia šitoj 186 aukštumoj pataiko, susiduria su lietuvių batalionu, atsarginių batalionu, kuris, na, lydi Gurgolę, reiškiasi. Ten lietuviai nebuvo pasiruošę visiškai tam puolimui. Tame tarpe paimtoj toj Gurgolė rado lietuvių karininko užrašus apie tą patį mūšį. Tai tie jau perskaitė, kaip lietuviams atrodė. Ir po šito jie jau patenka į Lenkų kontroliuojamą teritoriją. O tuo metu, kada vyksta šitas kavalerijos žygis, jų žmonos manifestuoja prie Džordžo viešbučio, čia matyt Gedimino prospekte, kad prašom mūsų vyrus prisiminti, nes jie, nu, kaip ten vykdo užduotį, reiškia, jau neaišku, kaip su jais baigsis. Tai čia tokias buvo įvykiai ir labai tikėtina, aš neturiu įrodymų, bet akivaizdžiai, kad grįžę šitie ulonai pasakė griežtą kalbą savo vadovybei, kaip juos užmiršo ir nepasirūpino jų evakuaciją. Ir matyt, dėl tos priežasties šitie ulonai nebuvo niekaip pagerbti, nei apdovanoti. Pulkininkas nepadarė, Mstislavas Butkevičius, jokios reklamos, jokios didelio iškilimo, 26 metais netgi nusišovė. Tai čia toks pavyzdys reiškia, kad tas kavalerijos reidas, jisai davė nulinį rezultatą, jeigu taip galima pasakyti, nors iš tikrųjų, jeigu jie būtų pasukę ne link Kėdainių, bet pasukę link Jonavos, galėjo nutraukti Lietuvos kariuomenės komunikacinės linijas ir ko gero tai būtų buvę. Taigi irgi yra Lenkų žvalgybos tam tikros klaidos. Profesoriau, tai ačiū už tą pristatymą ir kaip žinom, Lenkai sugrįžta į savo teritoriją, bet būtų labai įdomu sužinoti ir iš dabartinės Lietuvos kariuomenės perspektyvų ir norėčiau paklausti generolo Baltrėno, kaip iš dabartinės kariuomenės perspektyvų atrodo Giedraičių mūšis, Lietuvos kariuomenės veiksmai ir realiai, ar Lietuvos kariuomenė elgėsi optimaliai, ar visgi galėjo dar ką nors geriau padaryti? Tai pirmiausia, turbūt noriu padėkoti profesoriui už tikrai labai įdomią, iliustratyvę, emocinę paskaitą. Ir tie jūsų deimančiukai, kurie papuošė apie pasakymus, kurie nuskambėjo, yra labai, labai šaunūs. Tai dėkui Jums. Atsakant į jūsų klausimą, tai turbūt kaip kariškis labai atsargiai vertinčiau, ar viską padarė prieš 100 metų, sėdėdamas šiltai, pamaitintas, gerai apsirengęs. Tai turbūt vienareikšmiškai taip, kad buvo pasiekta pergalė ir
aš norėčiau galbūt perėti per kelis elementus, kurie man užkliuvo ir norėčiau pasižiūrėti iš tos karinės pusės. Tai turbūt pradėsiu nuo to, kad pati kampanija, pats mūšis iki pergalės, jisai turėjo labai daug taktinių sėkmių ir netikėtumų. Tai būtent taktinės sėkmės, netikėtas vystymas, sėkmės iniciatyvos perėjimas, jis iš tikrųjų sudėjo tą visą krūvą ir privedė prie tos reikšmingos pergalės. Tai jeigu kalbėt apie planą, turbūt ir profesorius ten daugiau referavo į Lenkų planus ir į Lenkų dokumentus, negu į mūsų tokius aiškius lietuviškus dokumentus. Tai gal nelabai gerai nuskambės, bet manyčiau, kad tokio tvirto gero plano, kaip mes tvarkysimės būtent šitoj mūšio linijoje, Širvintai, Giedraičiai, Musninkai, mes turbūt labai ir neturėjom. Bet tai nėra blogai. Pagal tai, kaip vyko visas mūšis ir pagal tai, kaip vietoje ant žemės jauni karininkai, kareiviai įvertinę, kas vyksta, ėmėsi iniciatyvos, kuri daugumą atvejų pasiteisino, tai turbūt rodo tai, kad būtent tai ir buvo mūsų ta stiprybė, ta pusė, kurioje nesant nurodymų iš aukštesnių vadovybės, esant pasyvumui, tiesiog vietoje karininkai ėmėsi iniciatyvos ir kartais net nežinodami, kaip ta iniciatyva gali baigtis. Tai buvo tiesiog labai aiški stipri motyvacija. Tie maži taktiniai mūšiai lipdėsi į vieną krūvą ir vystė tą visą planą. Kas dienos pabaigoje buvo pasiektas tas pagrindinis lūžis mums. Tai yra būtent pasiekimas, kad lapkričio 21 dieną, kada atvyksta Tautų sąjungos atstovai fiksuoti, kasgi yra pasiekta, būtent taip, kaip tuometinis kariuomenės vadas ir pasakė, paimkim tiek, kiek ir bus Lietuvos. Tai turbūt tas visas didelis strateginis planas, jis buvo vyktas jaunesniųjų karininkų su visa taktinė sėkme, taktiniam netikėtumais irgi nuotykiais. Netgi pridėčiau nuotykius, kurios profesorius gan labai vaizdingai apibrėždavo. Ir vyr-leitenanto Balno reidas, ir netikėtas pasirodymas lietuvių vienoje ar kitoje vietoje. Lygiai taip pat ir sėkmės faktorius, kad, kaip pavyzdys, Lenkai neteisingai interpretavo žvalgybos duomenis. Tai absoliučiai buvo vienas iš raktinių faktorių, kada Lenkai, kaip ir jūs minėjot, nustatė, kad greičiausiai Lietuvos kariuomenės didžioji dalis yra Šiaurės Lietuvoje. Tai jiems suteikė, iš mūsų pusės buvo netikėtumo faktoriai, Lenkai net nesitikėjo, kad mes galim taip kariauti, taip reaguoti ir taip judėti priekį. Tai turbūt reziumuojant, pasakyti, ar viską gerai padarė tuo metu, aš manau absoliučiai. Dėl to mes po 100 metų esam tie, kas esam. Dėka tų kareivių, karininkų ir vietinių gyventojų, tai buvo labai svarbus faktorius, mes pasiekėm tą strateginę pergalę, ką mes turim dabar. Tai tiek būtų trumpai. Ačiū generolui už įžvalgas, už jau, kaip sakyti, tikrai profesionalias įžvalgas. Profesoriau, norėjau jūsų pasiteirauti, sakykit, šitame konflikte, konflikte dėl Vilniaus ir dėl Lietuvos, kokia buvo Sovietų Rusijos pozicija ir kokia buvo Vokietijos pozicija? Sovietų Rusija jokio vaidmens iš esmės nesuvaidino, todėl kad tuo metu, kai vyko pagrindinės kovos, jau iš tikrųjų buvo taikos derybos ir jau spalio 18 dieną buvo priimti tam tikri nutarimai, ten gal negalutiniai, nes ten kelios tos sutartys, Rygoje vyko derybos. Tai sovietams tikslas buvo sustabdyti tolesnį Lenkijos judėjimą, jiem reikėjo nutraukti karą, jie negalėjo toliau tiesiog kariauti, nes, kas ta Sovietų Rusija, tuo metu nestipri valstybė, tai jiem reikėjo tiesiog sustabdyti ir jie, sakyčiau, jokio vaidmens čia nesuvaidino. Tuo tarpu Vokietijos vaidmuo čia yra šioks toks, reikia žinoti, kad Lenkai dabar jau atvirai kalba, o aš manau, kad Vokietijos žvalgyba tikrai tą žinojo, Lenkai ruošėsi užimti rytprūsius. Labai aiškiai tą planavo ir tas Lietuvos, reiškiasi, vienoks ar kitoks neutralizavimas, tai buvo tik uvertiūra, reiškiasi, rytų Prūsijos užėmimui. Nes Vokietijos kariuomenė po karo buvo ten tuo metu tokiam silpnoj labai būsena ir jie ten kūrė tą 100 000 kariuomenę, bet ten toks perinamas laikotarpis. Tai kitaip sakant, ta Vokietijos kariuomenė tuo metu buvo silpna, rytprūsiai buvo izoliuoti, laivynas irgi buvo naikinamas tuo metu, tai jie buvo tokioj labai silpnoj būsenoj. Tuo tarpu ginkluotis ir kitų dalykų jie turėjo pakankamai daug iš tos didžiosios imperinės kariuomenės rytų fronto, tame tarpe bermontininkų dar atvežti visi resursai. Tai kadangi Lietuvai reikėjo kariauti, tai aišku, kad pardavė tų ginklų. Tai jau tikrai, kad pardavė ir mes matom, sakykime, lapkričio 13-14 dieną Lietuvos kariuomenė gauna
pakankamai amunicijos, kulkosvaidžių ir šautuvų, didžiuliai kiekiai. Mes ten radom tos dokumentus, tai yra iš tikrųjų pirmą kartą, jeigu taip galima pasakyti, Lietuvos kariai turėjo su kuo šaudyti ir amunicijos. Tai kas yra kariai supranta, ką tai reiškia, tau nereikia taupyti. Ir labai tikėtinas, kad šitas aprūpinimo faktorius turėjo didelę reikšmę. Aišku, lietuviams labai reikėjo vokiškų ginklų, bet nelabai reikėjo pačių vokiečių Lietuvos kariuomeniai, kadangi tai labai gadino Lietuvos kariuomenės įvaizdį, todėl kaip tik šitų 2 mėnesių eigoje Lietuvos kariuomeniai buvo atlikta vidinė apklausa, kiek iš tikrųjų vokiečių yra Lietuvos kariuomeniai. Rado ten keli žmonės tik tai. Na, ten iš esmės tai yra lietuviai tarnavę ten vokiečių kariuomeniai iš esmės. Nu, gal vienas kitas ir vokietis, tai juos ten prašė atleisti. Reiškia, atleisti, kad jų nebūtų. Nu, kad politiškai būtų korektiškai. Tai va. Bet kad Vokietija turėjo interesą lietuviam padėti, tai akivaizdžiai. Ir tai greičiausiai per šitą amunicijos pardavimą. Na, aš neįsiaiškinau to žvalgybos karininko, reiškia, dar, ar jis tikrai ten buvo tas, kur patarinėjo Lietuvos kariuomeniai. Bet Lenkų žvalgyba rašo, Lietuvos žvalgyba veikia, kaip jie pasakė, briliantiškai. Reiškia, puikiausiai veikia. Reiškia, visiškai Lenkų žvalgybas galėjo ką prieš pastatyti. Ir jie tai siejo su tuo, kad, reiškia, Lietuvos žvalgyba konsultuoja vokiečiai. Tai šito fakto negaliu nei patvirtinti, nei paneigti. Čia yra ateities tyrimų klausimas, reiškia, bet kad Lietuvos žvalgyba veikia gerai, kad puikiausiai organizavo sąveiką su Šaulių sąjunga, su Geležinio vilko, reiškia, organizacija, kurios Lenkai baisiai bijojo, nes nežinojo, kas čia per daiktas ir kaip jinai veikia. O tai organizavo Lietuvos karininkai išėję iš Seimo. Čia reikia irgi tą pasakyti. Tai reiškia, šitą jų žvalgybą rodo ir tas vokiškasis faktorius yra svarbus šitoj operacijai, tačiau ne taip, kaip įsivaizdavo patys Lenkai. Čia buvo truputį kiti dalykai, logistiniai daugiausiai. Kadangi mūsų paskaita po truputį artėja į pabaigą, turbūt visi sutiksime, kad laisvės yra verti tie, kurie už ją kovoja. Pirmadienį švęsim Lietuvos kariuomenės dieną, tai baigdamas šią paskaitą ir norėčiau tada paprašyti tiek mūsų ambasadorės Ritos Katsargienės, tiek generolo Baltrėno tarti dar ir sveikinimo žodį Lietuvos kariuomeniai ir jeigu galima reziumuoti šią paskaitą. Ačiū, ačiū profesoriau. Na, nesusilaikysiu, pasakysiu daugiau negu 2 sakinius ir sveikinimus. Iš tikrųjų, suintrigavo, sukėlė tokį didelį apetitą šitam įdomiam istoriniam tarpsniui. Išgirdau net savo šeimos istorijoje figūruojančius Rubikius, Andrioniškį, ko tikrai nežinojau. Pamačiau daug paralelių, kaip sako istorija, matyti ir karybos istorija vaikšto ratais, išgirdau apie dezinformacijos ir propagandos svarbą, apie gyventojų palaikymą, apie blefą tokį, kaip žinot, kaip priemonę, net ir uniformų neatpažįstamumas ir žaliųjų žmogeliukų istorijos man iš tikrųjų daug susisiejo. Tad buvo be galo gyva, įdomu ir tai tikrai nėra negyvoji istorija, tai yra gyva istorija. Maža to, šita istorija turi ir tąsą, kaip žinia, kuris siejasi su Belgija. 21 metais, kaip žinia, Europos politikos vadovai buvo sugalvoję kurti sąjungą, karinę sąjungą nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Ir Lietuvos-Lenkijos santykiai trukdė šitam visam reikalui. Todėl Tautų sąjungos taryba pavedė Belgijos užsienio reikalų ministrui, tuo metu žinomam kaip generaliam derybininkui, sudėrėti Vilniaus krašto klausimą. Na, kaip žmonės sako, čia Belgijoje šita istorija nėra žinoma todėl, kad tai buvo vienintelė nesėkmė Polo Hymanso, šito Belgijos užsienio reikalų ministro. Tai ir šitas istorijos etapas mums būtų be galo įdomu jį, kaip sakoma, dar patyrinėti ir pasižiūrėti. Tai va, aišku, galima būtų kalbėti daug, bet be galo didelis jums ačiū. Labai norime su jumis, profesoriau, ir daugiau įdomybių atrasti. Ir naudojuosi proga pasveikinti jūs su apdovanojimu, mūsų besiklausančius kariškius. Generolė, nuoširdžiausi sveikinimai jums, su artėjančia kariuomenės diena, jums ir jūsų kolektyvui. Džiaugiamės be galo gražių bendradarbiavimų. Ačiū. Generolė. Labai trumpai, tai pirmiausia, dar kartą, profesoriau, dėkuoju jums už įdomią labai paskaitą. Mes su jumis tarnybos eigoje esame nesykį turėję gerų darbų, gerų projektų, tikrai džiaugiuosi.
Žinoma, prisėdu prie ambasadorės sveikinimų jūsų apdovanojimų. Net nebejoju, kad tie nuopelnai tik tai dalis tai yra įvertinimas, ne visi jie išmatuojami medaliais ir ordinais. Aš pats norėčiau pasveikinti visus kariškius su artėjančia Lietuvos kariuomenės diena. Iš tikrųjų noriu palinkėti, kad visų kariškių kelias būtų klotas tinkamomis vertybėmis, kad neprarastų pasitikėjimo vieni kitais ir valstybę ir kad visada, kai yra reikalas, ryžtingai būtų priimami sprendimai ir daromi veiksmai. Tačiau tuo pačiu norėčiau padėkoti ir kariškių artimiesiems. Tai yra tas nematoma dalis, kuri beprotiškai mus visus palaiko ir sukuria tą pačią stiprybę, moralinį komponentą, kuris yra pats svarbiausias turbūt, ir leidžia mums kariškiams vykdyti savo užduotis. Ir paskutinė dalis irgi be galo svarbi, noriu padėkoti visiems Lietuvos piliesiems, visiems lietuviams, kur jie bebūtų, už supratimą Lietuvos kariuomenės, už jos palaikymą ir supratimą, kad turėti kariuomenę yra ne prabanga, o poreikis ir tai yra vienas iš valstybės saugumo garantų. Tad sveikinu visus su Lietuvos kariuomenės diena ir profesoriau dar kartą dėkoju už įdomią paskaitą. Ačiū labai, su švente. Taip pat aš nuo savęs norėčiau pridurti, pirmiausia, tikrai noriu padėkoti profesoriui Rakučiui, su kuriuo rengėme kartu šią paskaitą, šią idėją, kalbėjome be galo daug ir įdomiai, nepalėtėm turbūt be galo daug ir įdomių temų, bet mes tikiuosi pratęsim šį bendradarbiavimą. Pasinaudodamas progą, tiesiog norėčiau pasveikinti ir visus lietuvius esančius plačiajam pasaulyje ir priminti tokį dalyką, kad tie, kas neremia savos kariuomenės, maitina svetimą. Su kariuomenės diena, ačiū profesoriau, ačiū generolė, ačiū ambasadorė, gero savaitgalio. Dėkuoju. Geriausia.